Labas rytas visiems. Pradedame aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno spaudos konferenciją. Darni energetika, galima alternatyva atominiai. Spaudos konferencijoje taipogi dalyvauja bendrijos atgaja pirmininkas Saulius Pikšrys ir Lietuvos energijos konsultantų asociacijos LEKA direktorius Martynas Nagevičius. Tai prašom Seimo narį, pana Šimėną. Labą dieną. Turiu gerą naujieną. Artėja Kalėdos. Taigi prieš Kalėdas visada yra gera pakalbėti apie tiesą, apie tai, ką mes esame padarę ir apie tai, ką mes galvojame padaryti. Mūsų šios dienos spaudos konferencija yra ne šiaip koks nors sumanimas, čia sugalvojo Šimėnas su draugais ir pasakė, kad Lietuvai turi būti darni energetika. Tai iš tikrųjų yra ilgalaikių politinių veiksmų išdava ir kas stebite truputėlį daugiau tarptautinius procesus, kurie yra susiję su klimato kaitos procesais ir matote, kad ten daug kalbama apie tai, kaip mes turime veikti, kad mažintume atmosferos taršą, kad mažintume klimato kaitą, kad iš tikrųjų ateities kartoms sudarytume sąlygas gyventi bent jau neblogiau, negu mes dabar gyvename. Taigi visiškai neseniai įvyko toks, sakyčiau, metų renginys pasaulinis susijęs su klimato kaitos procesais, tai Poznanės konferencija, tai iš esmės pasirengimas kitais metais vykstančiai Kopenhagoje pasaulio valstybių lyderių naujai konferencijai dėl darnios plėtros, dėl alternatyvų, sakykime, kaip mes gyvensime šio amžiaus pirmame pusšimtyje metų. Prieš pristatydamas projektą norėčiau apžvelgti keletą esminių dalykų, kurie sąlygoja apie tai, ką mes norime pasiūlyti Lietuvai. Tai pirmiausia, šiuo metu kalbama apie, toks yra raktinis žodis 20-20-20-20. Tai yra 20 metais siekti, kad šiltnamio dujų išmetimas sumažėtų 20%, energijos vartojimo efektyvumas padidėtų 20%, na ir energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių taip pat padidėtų 20%. Ką reiškia šitie visi skaičiai? Tai dėl šiltnamio dujų išmetimo tai yra 20 metais turėtų būti 20% mažiau negu 1990 metais. Energijos vartojimo efektyvumo 20%, tai iš tikrųjų šalis daugiausia susirūpinę, todėl kad mes pernelyg dar švaistome energiją, kuriai pagaminti reikalingi energijos ištekliai. Tai jeigu kalbėtume, pradedant nuo, sakykime, įvairių prietaisų iki būsto temos, kas, sakykime, Lietuvoje labai aktualu, tai jeigu mes būsto šildymui sumažintume gerokai, o mes galvojame, kad galime vos net 2 kartus sumažinti energijos poreikį būsto šildymui, tai mes tuos skaičius labai lengvai pasiektume. Na ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas 20% nuo bendro energijos kiekio. Tai mes taip pat skaičiuojame, kad Lietuva turi tas galimybės žymiai didesnės. Ir štai penktadienį, atrodo, buvo patvirtinta nauja direktyva, kurioje patvirtinta Lietuvai rodiklis 23% atsinaujinančios energetikos nuo bendro kiekio. Taigi šiuo metu, gal 10 metų mes kalbame apie atominę energetiką Lietuvoje, jau 8 metai turbūt, kaip žinome, kad ją reiks uždaryti, apsisprendę jau esame jau 5 metai, kad ją reiks uždaryti
ir nieko kito nesame sukūrę. Iš viso Lietuvoje nieko nėra sukurta, tik tais kalbos, kas bus po to, kai uždarysime atominę elektrinę. Taigi reikia daryti išvadą, kad ar yra kokių nors kitų alternatyvų. Mes tik galime kalbėti, kad atominė gali išgelbėti atominę. Tai šiuo atveju dalyvaujant tarptautiniuose simpoziumuose tenka pastebėti, kad kitos valstybės jau nebestovi vietoje, o ieško visai kitokių alternatyvų. Sakykime, pastaruosius 2 metus, kai mes labai daug dėmesio skiriame, mes galėsime prisijungti prie vadinamo Nord Streamo, tai kitos šalis jau kūrė planus, kaip padaryti, kad energijos tiekimo linijos būtų saugios ir iš alternatyvių energijos šaltinių, tai nebūtinai iš gamtinių dujų. Šiuo atveju yra ir pietų žiedas sukurtas, kuris susijęs su Šiaurės Afrikos Viduržemio jūros energijos išteklių panaudojimu, iš esmės, sakykime, dominuojant saulės energijos panaudojimu, taip pat Baltijos žiedas vadinamasis, kuris susijęs daugiau su vėjo, hidro ir šiek tiek geoterminė energetika. Taigi yra daromi strateginiai planai, kuriuose Lietuva iš esmės beveik nedalyvauja. O nedalyvauja todėl, kad Lietuvos strateginis tikslas buvo pasistatyti atominę elektrinę. Taigi atominė elektrinė bus ar nebus, aš nežinau, bet vystyti tai, ką mes galime, panaudoti tuos resursus, kuriuos mes turime, mes privalome. Ir štai mes esame paskaičiavę, kad mes panaudodami atsinaujinančius energijos šaltinius galime visiškai patenkinti savo šiluminės energijos poreikius, visiškai 100%, jeigu padidintume būstų efektyvumą arba energijos naudojimo efektyvumą apšiltinant būstus. Ir taip pat iš esmės galėtume spręsti ir elektros energijos poreikius, jeigu mes spręstume, sakykime, vėjo energetikos radikalų naudojimą, radikalų, sakykime, kryptį naudojimą ir tuo pačiu parengiant atitinkamas energijos tiekimo linijas, trūkstamos energijos parsigabenimo. Aš kaip pavyzdį noriu pasakyti, kad Vokietijoje šiuo metu elektros energijos gamyba vėjo jėgainėse yra vos ne 2 kartus pigiau negu Lietuvos elektrinėje, tai yra Elektrėnų elektrinėje, kuri gamina elektrą iš gamtinių dujų. Taigi aš čia turbūt padaręs tokią bendrą įžangą noriu pasakyti, kad jeigu mes pradėtume diegti projektus, kurie būtų susiję su energijos efektyvumu, naujų energetinių objektų statybą surišant su energijai imlia pramonė, šiuo atveju, jeigu kalbėsime apie šiluminės elektrinės, tai būtų gerokai decentralizuotas, sakykime, energijos gamybos tinklas ir atsirastų galbūt pagaliaugi energetikos arba elektros energijos rinka Lietuvoje, rinka tokia, į kurią norėtų ateiti ir energijos tiekėjai iš kitų šalių, nes, kaip žinote, pagrindinis Švedijos klausimas yra, mes galėtume jums patiekti energijos, bet pas mus nėra Lietuvoje energijos rinkos. Taigi reikia sukurti ir šitą dalyką. Toliau norėčiau, kad iš tikrųjų tam tikrus detalesnius tyrimus pasakytų tyrimus atlikę kolegos ir galbūt jeigu pratęsė Saulius Pikšys. Ačiū.